Mėlėjai, tai aišku, dabar yra pats gražiausias vasaros laikas ir soduose, ir turguose, ir visur. Krūmai ir prekystaliai raipsta nuo įvairias spalvių uogų, kaip ir mano šiandien stalas, net neatsimenu, kada jisai buvo toksai gražus. Net ramiai žiūrėti į visas šitas uogas negaliu, jau man prasideda seilėtekis, vien tik tai pagalvojus apie visas šitas skanybės. Atsimenu, iš vaikystės mano krikšto mama virdavo tokią uogienę, kuri vadindavosi asorti. Tai ir šiandien aš tokią ir išvirsiu ir naudosiu visas uogas, kurias galėjau rasti dar turguje. Tai jų bus iš viso apie 2 kilogramus ir visas šis procesas, pamatysite, bus labai greitas, dėl to, kad naudosiu tokį cukrų, kuris padeda išvirti uogienės greitai ir efektyviai. Maždaug vienodomis dalimis aš įdėsiu 2 kilogramus įvairių uogų. Mėlynės, kurių dabar nusėtos pakelės ir miškai. Na ir raudonieji serbentai. Labai gražus taip pat. Na ir dar agrastai. Tai va, čia yra 2 kilogramai uogų ir aš jas pilu į erdvų puodą. Tai dar truputėlis čia agrastų galima saujelę ir dar šiek tiek raudonųjų serbentų. Tai pačios uogos savyje turi daug drėgmės, bet kad pradėtų viskas greičiau virti, nes pakankamai čia jų yra daug, aš įpilsiu maždaug 100 ml vandens ir uždengsiu dangtį. Labai svarbu uždengti dangtį, kad visa ta drėgmė pasiliktų uogose ir jos greičiau pradėtų virti. Šiaip, aš dar kartais, kai vertu uogienę, tarkim, jeigu aš noriu vientisesnės konsistencijos, tai tada tiesiog visas uogas sudedu į kokteilių maišytuvą arba maisto kombaną ir viską sumalu iki tyrelės. Tada tą jau tyrelę pilam be jokio vandens, palaukiam, kol jį užverda ir tada jau galima dėti cukrų. Dabar šiek tiek apie cukrų. Uogienės sutirština 2 dalykai. Tai yra tie natūralūs ingredientai, kurie yra pačiose vaisiuose ir uogose. Ir cukrus. Ir dar prisideda toksai slaptas dalykas kaip pektinas. Jis yra natūralus ir jo daugiausiai yra obuoliuose ir citrinuose ir apelsinuose. Kai kurios uogos, pavyzdžiui, braškės visiškai neturi pektino ir kad jų braškio uogienė sutirštėtų, arba reikia virti iki begalybės, arba tada pasinaudoti tą taip vadinamą uogienių cukrų. Tai ir dabar ir Lietuvoje aš dažnai verdu būtent su uogienių cukrumi, nes tada daug greičiau viskas pavyksta. Tai kai jau pradės virti uogos, tada aš tą cukrų ir įdėsiu. Kokia spalvų įvairovė ir gražumas. Taip, tai dabar tiesiog dar šiek tiek matau, kad tik kai kurios uogytės jau pradėjo sproginėti, o kai kurie didėjai serbentai dar yra visi nesuskilę, tai dar šiek tiek. Ir dabar jau aš atidengsiu, kad ta drėgmės perteklius jau po truputėlį garuotų, nes čia nepamirškim, kad dar aš įpyliau 100 ml vandens. Taip, na ir galbūt galiu jau įdėti labai kvapnaus, malonaus dalyko, kuris, na, nežinau, ne visi jūsų valgytojai iš karto pajus ir supras, kasgi yra tenai. Šitas ingredientas labai tokio suteikia, net nežinau kaip pasakyti, na, tokio super skanumo, kur net ne visada gali pasakyti, kasgi tai yra, bet tai yra, na, toksai nepaprastai gardus ir, na, toks vaikystės ir laimės kvapas, tai vanilė. Tai čia aš turiu vanilinę cukraus pudrą, kuri yra netgi matosi, va štai šitie vanilės ankštelės grūdeliai, kurie yra visas aromatas, tai 1 šaukšto, manau, visai užteks. Na, šiek tiek, tikrai taip maloniai vanilė puikiausiai įsilieja į šitą uogų kompaniją. 3-4 minutės ir tada jau pilsiu cukrų uogienėms. Taip, tai dabar supilu cukrų. Kilogramą cukrus. Iš karto nustoja visas virimas. Dabar tiesiog reikia leisti cukrui ištirpti. Na, vėl galbūt dar 5 minutės ir uogienė paruošta.
Taip, bet kokios uogienės konsistencija ir tirštumas, aišku, pasikeičia, kai jį atvėsta, nes tada jį pasidaro tirštesnė. Ir ypač ši uogienė dabar neatrodo ganėtinai tokia skista, bet jos tikrai nereikia daugiau negu 5 ar 10 minučių virti. Taip, bet yra toksai geras būdas patikrinti uogienės tirštumą. Tai į šaldiklį įdėti keraminę lėkštę ir tada jinai turi būti visiškai šalta. Tada ant tos šaltos lėkštės tiesiog uždėti šaukštelį uogienės ir va toj pamatysim, kokia ji bus, kai atvės. Pamatote, jinai visai yra pasidarius, na, tokia, va, štai tiršta ir tokia, kokia bus, kai jau pastovės ji. Jeigu virsite tokią uogienę su sutrintom uogom, tai tas malūnėlis, trindamas jas, truputėlį priplaks oro ir tada pastebėsit, kad ant uogienės viršaus bus pakankamai nemažai putų. Bet nebijokite tų putų ir tiesiog verdant jos po truputėlį sumažės ir reikės galbūt tik tai pačioj pabaigoje šiek tiek nugriebti. Uogienė paruošta, prašau, 10 minučių ir turime. Pačiam išsivirti uogienės yra tikrai, patikėkit manim, nepakartojamas malonumas. Ir tikrai nereikia tam skirti pusę dienos. Taigi, gerų uogų, gardaus cukraus, uogienės cukrus padeda jums greičiau išvirti ir efektyviau išvirti uogienę ir laimingų uogienių šią vasarą.